tai įsilieti į bendrą kūrybinį procesą rajono kūrėjams, sakyčiau, yra labai sunkus dalykas surasti tą nišą. Aš matau, kad Kėdainių fotografijos draugijos kūrėjai šitą nišą pradeda atrasti, kai kurie jau tikrai atrado. Man, pavyzdžiui, tai tikrai džiugu. Ir aš pasakyčiau, kad jeigu šiandien švenčiama yra Kėdainių fotografijos draugijos 10-metis, aš truputėlį kitokią šventę švenčiu. Mes pradėjom parodas kasmetinės ruošti maždaug nuo 77 metų ir aš veikdamas taip šiandien į šitą atidarimą skaičiavau, kad jau netoli 40 metų bus, kai kasmet yra ruošiamos Kėdainių fotografų parodos. Jos vadinamos yra ataskaitinės, bet tai yra ne visiškai teisingas pavadinimas. Dabar jau beveik atsisakyta, tai yra metinė kūrėjo šitą pateikimas metinis, o galbūt kai kurie 2 metų. Aš matau, kad reiškia kai kurie naujai pateikė savo darbus. Fotografija dabar yra antiek išplitusi, kad pakabinti savo darbą arba darbų ciklą viešai auditorijai, tai yra jums, o šiandien ir man, yra be galo didelė atsakomybė. Kuo jinai skiriasi nuo pres fotografijos? Pres fotografija yra masinės informacijos priemonėse, kurių yra begalės nesuskaičiuojamos. Tiek internetinėse puslapėse, tiek visose kitose, tą rodo ekranai. Bet daeiti iki galutinio tikslo, ką labai sunku suvokti tie, kurie nekuria kūrybinę fotografiją, kad nuo fotografavimo, nuo vaizdo atsiradimo, aišku, jį reikia labai ilgai ieškoti atskirų momentų, ir kartais net ir sunku surasti. Iki vaizdo atsiradimo, skaitmenui ar juosteliai, iki galutinio rezultato, ką šiandien čia mes matom, yra kai tik tai tas kūrybinis procesas, tai yra ta kūrybinė niša. Ir jeigu jūs sutiksit su manim, tai prie daugumos nuotraukų vis dėlto neužtenka sustoti ir pasižiūrėti. Aišku, šiuo momentu, kokių jau turbūt 15 metų, ne 20, nes nuo 90 iki 95 metų teko dalyvauti nuolat Kauno skyriaus darbuose, ten buvo visą laiką sąlygos nuotraukos, kurias griebdavo, pirkdavo. Aišku, dabar irgi neišvengiama ir daugumas tų, kurie fotografuoja, net nepajunta, kad paskęsta arba įklimpsta į spalvotos melancholijos pinkles. Kasgi gali būti gražiau akiai pavasarinis atgimimas, ant kiek yra niūru atrodytų rudeninis gamtos užmigimas ir kokia nepakartojama yra rudens tiek Lietuvos, tiek kitų, ypatingai šiaurinių miestų, ne miestų, o gyvenamosios vietos spalvinę gamą. Ir jinai nuo jos atsilaikyti labai sunku, kai sakiau, kartais yra ir paklystama, net ir supykstama, kad nuostabi spalvų yra neįvertinama. Bet šitose nuotraukose
aš jau pastebiu, labai daug dominuoja kitas aspektas. Kai sakiau, kūrybinis su kai kur filosofinė potekstė, kai kur su labai gera ir tinkama atranka, kas reikalinga kūrybiniai fotografijai, tai kadravimas, šviesa arba šviesos nebuvimas, jeigu išgirtume be pavardės į mano dabar kairėje pusę, kaip aš stoviu, šviesos nebuvimas, kuris nereikalingas. Ir kitur panaudota gan subtiliai ir tinkamai šviesa. Detaliai išdėstymas taip, kad jau beveik nebelieka kadre pateiktuose darbuose tokių tuščių dėmių arba vietų, kurios nepapildytų pagrindinį akcentą, ką norėjo parodyti autoriai. Aš sakyčiau, šitą jubiliejinė paroda, čia ir gerbiamas Vytas, ir visi kūrėjai, man atrodo, kad įdėjo labai daug energijos sumanumų ir to vadinamo paskutinių proceso, kuris yra šiuo momentu. Vienintelis, aš sakyčiau, vienintelis momentas nuo to, ką parodo ekranas ar justelė, iki davedimo, iki tokio lygio, kad galima būtų rodyti žiūrovams, jums ir man. Aš dėkingas esu kartu ir už leidimą eksponuoti nuolat kasmet čia direktoriai šitas parodas, tuo pačiu ir žemai lenkiuosiu kūrėjams, kurie pateikė tokią brandžią jubiliejinę parodą. Siūlyčiau dar kartą peržiūrėti kai kurios darbus, galbūt įsigilinti. Ačiū, kad išklausėte. Jubiliejinės parodos proga tie fotografų pasveikinti ir Kėdainių rajono savivaldybės atstovai, tai yra kultūros skyriaus vedėjas gerbiamas Kęstutis Sadalgytis. Prašom. Tai iš tiesų visų administruojančių vardų nuoširdus jums ačiū. Daug kūrybinės sėkmės, daug gerų kadrų ir laukiam jūsų naujų parodų. Dėkui. Savivaldybė. Norim padovanoti labai riboto tiražo mūsų filminį kalendorių. Tai yra pirmasis toks matėme ir kolegų iš kitų miestų atvažiavusių, gal norėtų kokį žodį tarti, matau ir panevėžiškiai yra ir iš kažkur kitur. O gal šiaip kas nors norėtų dar kokį sveikinimo žodį? Ai.